Kadangi šiandien teko atvažiuoti vienam pačiam, tad reikėjo imtis kažkokių tai priemonių pagalbinių. Vairuotojos neturiu šiandien, tad galvoju išbandysiu naują variantą. Parsisiunčiau programėlę, suvedžiau koordinates ir bandysiu paleisti traktoriuką veinu patį be vairuotojos. O pats lepsiu į priekabą ir barstysiu žemės lauką. Nu, nežinau, kaip čia gausies, bet pabandykim. Kas nebandė, tas nežino. Nu, bandom. Patikrinkim, ar švaria nukasi. Nu, biškį paspardykim. Oho, visai nieko. Nu, gero, ta programėlė pasirodo tiksliai veik. O vien bulvelį tokį nedidelį radau. Na, čia 100% niekuomet nenukasi. Bet visai nebloga. Nu, kas gali pagalvoti, kur technologijas pažengia priekį. Niekas, kaip sakant, žmogaus tobulybė nėra ribų. Racenteisė pagalvoga. Nu, nieko nėra geriau. Čia ir konkrečiai įrodymas, kad reiškia, kad nebuvo sideratų, nes mes čia pritrūkom tam kraštu tų sideratų. Pavasarį sodinom baltasis garstyčias ir čia pritrūkom. Kur buvo baltos garstyčias, čia viskas buvo gražia. Nebuvo nei tų velienų daug, viskas buvo puikiai. O čia nebuvo baltųjų garstyčių. Nu, ir turėjom šitą rezultatą. Va, velieną. Va, tokie gabala. Ir visur šitą, va, velieną. Velieną. Ko noriu pasakyti, vis tik sideratai yra labai reikalingi, nei išpuriant žemį ir ne led sumažin visokių piktžolių augimą. Debesėlis. Tai vorykštė graži šita. Turbūt nebus lietaus. Ten prašalė. Saulėlė jau už horizontą, dainelė baigas, bet bulvekas ne. Negalvokit, kad viskas vyksta kaip iš pypkės. Būna kartas tokių ir, kaip čia dabar, techninių nesklandumų. Kažkom pagavau jau. Bandykime man ištraukti. Na, žodžiu, reiks važiuoti į servizą. Šios dainos darbą baigti. Kad taip galėčiau pasakyti, kad bulvekas baigts. Pavyko ištraukti trokdį. Kiek suprantu,
akiečių nuraks palekėms. Nu, teks pasikabinti ant seins prisiminimu. Galvojau, kaip čia reiks parvežti tas buolis. Įdėjau padėklą, paskiau pagalvojau, visai gerą pasitarnaus. Tai visai puikiai. Reik pakrauti, nusileidi, pasikeli ir važiuoni. Va, kon radau vertingą daiktą. Vilnonį pončiak. Bet sakyčiau, gerai išsilaikęs dar. Biški tik tos įplyšus vienu veitu. Vat kon reiškia gerų siūlų vilną. Neaišku, kiek metų čia išbuvau. Kiek žinau, čia kolūkį laikas irgi bolius kasdavo. Tai gal čia iš kolūkį laikų? Nors nelaba tikėtina, kad tiek metų išsilaikytų. Nu, reiks išsiplaut gal. Jeigu rasiu antrą, tai tada jo išsiplausiu ir nešiuosiu. Parodysiu bulvių džiovinimo mašiną. Labai gera mašina. Nu, tą mašiną jau visi esat matę, bet anas paskirts ir ne tik tas vežti. Anas paskirts ir džiovinti buolius. Pasiskleidom ant dugno ir va, šiandien pakračiau. Puikiai išdžiau bulvelis. Nu ir reikės dar ryto dabar sukrausiu čia. Jau nebepaslenku. Sukrausiu, ryto atvažiausiu, surinksiu tas, atrašiausiu ir naują partiją pasklesiam ir per dainų vėl išdžius. Aišku, nereiks nedainos, nes padarau čia galins duris atidaris, skersviai, per šunins, čia greitai žiūrė. Tai va čia ir yra ta bulvių džiovinimo mašina.